Kiekvieną rytą prie Vilniaus karito dalinamos išmaldos maistu ir daiktais laukia minia žmonių. Daugelis nežinia, iš kur ateina ir paslaptis, kur dingsta po to. Atokiau nuo kitų ir Bronė, 90 įpusėjusi senutė, sostinės nakvynės namų veteranė. Tai kiek jūs vaikų turėjote? 3. Ir turite? 2 turiu, vienas vargšelis mirė. O kaip jūsų vaikams šiandien sekasi? Vaikai dirba šitie, dukra iš sūnus dirba, šiaip taip gyvena. Aš atskiriai gyvenu. Bet sudėtinga ir jiems sekasi, bet nevažiavo ne prie jų gyvenu, sekasi, gal gyda pavalgo. Po ilgo gyvenimo vargų jai gerumas dalyjamas svetimomis rankomis. Labai pasikeitė grupė žmonių, kurios pas mus kreipiasi. Jeigu mes anksčiau turėjom keletą įprastinių grupių, kurios tarsi nuolat reikia pagalbos, tai yra vyresnio amžiaus žmonės gaunantys mažą pensiją, arba teisti asmenys, kuriems sunku įsidarbinti, tai dabar mes sulaukiam vis daugiau jaunų žmonių, jaunų šeimų. Broniai skirtingai nei jaunesniems žmonėms daug nereikia. To, kas nebūtina, neima. Kur dėsi, kai nuolat reikia kraustytis? Jūs ir dabar benami. Tai dabar nuomoju. Nuomojat? Iš to savo pensijytės? Iš pensijos vieno. Broniai, kad ir nuomotame kambarėlyje, vis labiau slegiamai ligų norisi gyventi ir jį neaiškina, kas jai tai brangu. Kada gyvenu, kada gyva, ir džiaugiuosi. Nenoriu mirti, nenoriu. Po šitiekos metų, darbo, vargų, rūpesčių, labdaros riba ir galbūt batai, kai šie susidėvės. Dabar jaučiam didesnį poreikį higienos prekiam, tai yra skalbimo milteliam, šampūnam, muilam, dantų pastam, kur visa šeima galėtų naudoti ir kurie yra tikrai reikalingi. Artėjant motinos dienai, žiniasklaidos holdingas Baltic Media Alliance visus neabejingus kviečia prisijungti prie gerumo akcijos Padėk mano vargstančiai mamai. Jūsų viltį ir paramą mamoms perduos organizacijos Caritas darbuotojai. Kasdien geros valios žmonių lauksime Caritas centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Daugiau informacijos bendruoju akcijos telefonu Vilniuje 85 261 1014 ir internete www.dalinkisgerumu.lt.